Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Aš esu, kaip jau Virgis ir pristatė, Rolanda Lingienė, gydytoja epidemiologė ir kilusi iš mažo miestelio Anykščių rajone. Ir savo gimtuosiuose Debeikiuose baigiau mokyklą, vėliau studijavau Vilniaus, po to Mykolo Riomerio universitetuose. Pirmajame įgijau gydytojo hygienisto epidemiologo kvalifikaciją, antrame ES politikos ir administravimo magistro laipsnį. Šiuo metu vadovauju Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentui ir tuo pačiu esu Vilniaus universiteto medicinos fakulteto doktorantė. Esu labai laiminga mama, turiu 2 suaugusius, be galo darbščius ir savarankiškus vaikus. Taigi, šia prasme mano misija yra kaip ir baigta, o dabar aš galiu visus užtikrinti, kad esu pilnai pasiruošusi savo žinias ir kompetencijas panaudoti tam, kad europiečiai gyventų ilgiau, jų gyvenimas būtų geros kokybės ir pilnavertis, kad mažėtų mirtingumas nuo išgydomų ligų, o naujausi medikamentai būtų prieinami visiems vienodai visoje Europos Sąjungoje. Įsisenėjusias Lietuvos ir kitų ES šalių visuomenės sveikatos problemas, kurios sistemingai ir nuosekliai nesprendžiamos, ypač, kaip jau girdėjote iš ankstesnių pasisakymų, apnuogino pandemija. Daugiau taip tęstis, iš tikrųjų negali. Reikia jas spręsti čia ir dabar, o ne kažkada, ne bandyti prisidangstytis popierinėmis direktyvomis, strategijomis ar reglamentais. Sieksiu, kad Lietuvos žmonės, susirgę Lietuvos žmonės gautų tuos pačius inovatyvius, naujausius vaistus, kurie šiuo metu yra prieinami tik turtingiausių Europos šalių gyventojams. Taip pat visas savo kompetencijas panaudosiu tam, kad tiek Lietuvos, tiek kitų bendrijos šalių sveikatos sistemos taptų atsparesnės bet kokio pobūdžio sveikatos krizėms, o jų piliečiai jaustųsi ir būtų labiau apsaugoti. Naujajame Europos parlamente reikia, kad būtų daugiau didelę patirtį turinčių sveikatos profesionalų, kurie žino, kaip didinti sveikatos sistemų atsparumą sveikatai grėsmėms, kaip spręsti sisteminės visuomenės sveikatos problemas ir kokios priemonės turi būti prioritetinės, kad ilgėtų žmonių sveiko ir kokybiško gyvenimo trukmė. Atėjo laikas garsiai visai Europai iš Lietuvos pasakyti, kad fragmentiškos intervencijos į visuomenės sveikatą ilgų ir laukiamų rezultatų jokių būdų neduos. Teigiamus pokyčius galima pajusti tik tuo met, kada sveikatos prioritetai pateks į visų politikų darbotvarkes. Europa turi suprasti, kad prieš priimant svarbiausius bet kokiam sektoriams sprendimus, visuomet turi būti įvertintos jų galimas pasiekmes žmonių sveikatai, kurią, kaip didžiausia vertybė, turime saugoti ir ginti. Tik tuomet galėsime jaustis atlikę savo darbą. Dėkoju.